Sveiki! Šiandien aš, Austėja, kviečiu jūs keliauti laiku ir pasinerti į praeities žmonių pramogas. Žaidimai, varžybos, puotos – tai visų laikų žmonijos pamėgtos veiklos, kurios rekonstruktorių pagalba sugrįžta ir į 21 amžių. Deja nežinome, ar ankstyvaisiais viduramžiais kariai kovinę patirtį įgydavo mūšio lauke ar pratybose. Rašytiniai šaltiniai aprašo, o negausiai ikonografinė medžiaga atspindi tik kai kurių mūšių ar karo žygių epizodus. Aišku, kad turint net paprasčiausią ginklą ir nemokant juo naudotis, tikimybė švęsti pergalę labai sumažėja. Fizinė ištvermė ir patirtis aktuali tiek viduramžių kariams, tiek pasiryžusiems tuos karius rekonstruoti 21 amžiuje. Šį žaidimą tikėtina praktikavo ir elitinių ankstyvųjų viduramžių karių stovyklose. Kariai pasiskirstė į komandas, o užduotis – užgrobti priešininkų vėliavą, kartu saugoti savo. Gyvosios istorijos klubo Leitgeris kariai taip baigė vasaros sezoną. Žiūrovams šis žaidimas nerodomas. Leitgeris žiūrovus kviečia stebėti renginius ir nedalyvauti kitame žaidime. Dalyvaujam visi! Judam, kiekviena dama norite savo karvę išsaugoti privalo dalyvauti rasplėšyje. Kas nedalyvaus, galės gailėtis visus metus! Plėšiam rastą! Rasplėšis. Žaidimas atkeliavęs į Lietuvą kartu su rekonstrukciniu judėjimu. Pradžioje vadintas vikingų futbolu, kiek vėliau gavęs rastplėšio pavadinimą. Žaidimo priemonės paprastos. Reikia skydo ir rąsto su šiek tiek apdailintų vienu galu. Rąsto galas turi paliesti apvalaus skydo umbą metalinį ir tik tuo atveju yra užskaitomas taškas. Kitur, jeigu liečiasi, niekur neskaitoma. Tai teisėjai stovės ir atidžiai žiūrės, kad būtent šitas mūsų viršutinis galas paliestų metalinį umbą. Teisėjausi? Nemoka tų. Duok į kuprą, jeigu imsis ne prie rąsto, viskas. Taisyklės paprastos. Jeigu pamatai kažkas tai būdamas ne prie rąsto, raičias ant pievos, prieini ir trenki per kuprą. Baigta. Taisyklės paprastos, kaip ir priemonės. Rąstas išmetamas į aikštės vidurį tarp dviejų komandų, o žaidėjų užduotis – nutempti rąstą prie priešininkų skydo. Yra papildomų sąlygų. Žaidėjai turi būti iki pusės nuogi, kad netampytų vienas kito už drabužių ir basi, kad batai nesuteiktų pranašumą. Teisėjai gali bet kada stabdyti žaidimą ir vėl jį pradėti nuo tos pačios vietos. Grumtynės tik dėl rąsto. Tarpusavio santykių aiškinimasis nesusijęs su rąsto tempimu draudžiamas, o taisyklių pažeidėjai sulaukia teisėjų įspėjimo. Šiuo atveju smūgio kalavijo geležtės plokščiaja dalimi. Taisyklės būtina žinoti. Šiame epizode antskydis buvo paliestas, tačiau ne tuo rąsto galu. Dėl pirmojo taško lyderiaujančiai komandai dar teko gerokai pakovoti. Ne, tas galas, laikyk! Norintiems ramesnio laisvalaikio praleidimo renginiuose reikėtų ieškoti Arūno Puškoriaus. Jį suradus paklausti, ar jis turi odinius kamuoliukus. Arūnas visada turi kamuoliukus, atkurtus pagal archeologinius radinius. Kartu su kamuoliukais atkurti ir pamiršti senieji žaidimai. Mano rankose yra 4 skirtingi kamuoliukai, vienodo dydžio, vienodos konstrukcijos, tačiau iškimšti skirtingomis medžiagomis. Ir jie pagrįsti archeologiniais ir istoriniais duomenimis. Tai šiame kamuoliuke yra šienas. Lengvutis, sunkiausias kamuoliukas yra su odos atraižėlėm, nes kiekvienas amatininkas dirbantis su oda, jis visą laiką turėdavo šių atliekų. Be abejo, žinoma, kad 12 amžiuje buvo uždrausta kamuoliukus iškimšti samanomis. Matyt, kažkas iš sienų tampė samanas. Tai yra pats lengviausias kamuoliukas, vienas pačių populiariausių ir dažniausiai aptinkamų kamšalų, tai yra avies vilna arba gyvulių plaukai. Ir būtent eksperimentinės archeologijos dėka per eilę metų labiausiai pasitvirtino, kad tai gyvulių plaukais arba nevalyta avies vilna iškimšti kamuoliukai, jie yra patys praktiškiausi. O tai funkcija jų kokia? Žaidimai. Tiesiog žaidimai, ne? Tie- Ir mes tiesiog turim kokių žaidimai. pavyzdžių tų žaidimų. Žaidimai buvo tokie populiarūs, visi puikiai žinojo, kaip žaisti, kad užrašyti taisyklės
tiesiog nebuvo jokios prasmės. 19 amžiuje kartu su pramoninė revoliucija labai stipriai pasikeičia gyvenimo būdas ir tiesiog pasikeičia žaidimai. Ir visi tie žaidimai tiesiog, jie tapo nebeaktualūs. Pasikeičia gyvenimo būdas, žaidimai, atsiranda nauji žaidimai ir staiga visi juos pamiršta. Ir aš atsimenu vieną žaidimą, aš pats žaidžiau vaikystę su seneliu. Ir jis man toks labai archaiškas, labai keistas atrodė. Aš jį rekonstravau, sakykime, pritaikiau dabartiniam gyvenimo būdui, bet aš tikrai neturiu abejonių, kad panašus arba kažkoks panašus tikrai buvo žaidžiami ir senovėje, ir viduramžiais, ir netgi dar senesniais laikais. Tai mūsų dabar šitam žaidimui kokio kamuoliuko čia reikėtų labiausiai? Vienas žaidimas bus kubilinis, jis žaidžiamas su vienu kamuoliuku. Ir taisyklės yra labai paprastos. Na, gerai, galima pasidėti šalia. Vieną kamuoliuką mes panaudosime kaip žaidimo pradžios tašką. Kiekvienas žaidėjas, tiksliau laimi tas žaidėjas, kuris pirmas surenka tikslų taškų skaičių. Metama nuo pradinio taško, metame į kubilą. Jeigu kamuoliukas įkrenta, žaidėjas gauna 2 taškus ir teisę mesti iš pradžių. Taip sakant, jau jis renka po 2 taškus. 2 taškus turiu. Meta toliau. Meta kamuoliuką, neįkrenta į kubilą. Sekantis žaidėjas meta iš tos vietos, kur kamuoliukas sustoja nuriedėjęs. Jo liesti negalima, kol jis nesustoja, nes jeigu palieti, kad tyčia ar netyčia iš karto prarandi 1 tašką ir gali keliauti sėkmingai į minusą. Taigi, ten, kur kamuoliukas sustoja, pakeli ir iš stovimosios nešuolyje, neįsibėgėjęs, bet iš stovimosios padėties meti į vidų. Įkrenta, gauni 1 tašką ir teisę mesti iš pradžių. Tai va, 2-1, kitas žaidėjas meta, įmeta, jau 3-2. Man čia su profesionalu žaisti, tai truputėlį nesąžininga. Ir dar vienas momentas, bet kuriuo žaidimo momentu, jeigu bet kur mestas kamuoliukas neliečia iš viso kubilo, nesvarbu, nuo žemės atšokęs, tiesiog į jį ore skrisdamas, sekantis žaidėjas pradeda iš pradžių. Supratau. Ir dar vienas momentas, kai lieka 1 taškas iki sutarto taškų skaičiaus, o žaidėjas turi 2 taškų vertės metimą. Jo tikslas mesti kamuoliuką taip, kad jis būtinai atsitrenktų į kubilą, bet neįkristų. Bet jeigu nepataikai, jeigu įkrenta, prarandi 1 tašką, toliau žaidi kaip su 2 taškų trūkumu. Jeigu meti ir neliečia iš savo kubilo, irgi prarandi 1 tašką, nes tai yra kiaulystės dėsnis, nes sekančiam žaidėjui reikia eiti kažkur toli atsinešti kamuolį. Tai irgi ir vienu ir kitu atveju prarandi po 1 tašką ir tada jau žaidi kaip su 2 taškų trūkumu. Žaidžiam? Žaidžiam. Aš šiandien dar nieko neįveikiau. Tai čia primityvus krepšinis. Primityvus krepšinis. Bet nėra taisyklės, kaip mesti iš viršaus, iš apačios. Ar iš viršaus, ar iš apačios nėra skirtumo. Nuo šitos vietos, ne? Gerai. Nelietė ir aš tokiu atveju, iki 7 žaidžiu. Supratau, gerai. Kiekvieno žaidimo tikslas yra didinti išgyvenimo tikimybę. Kuo tu miklesnis, staigesnis, greitesnis, vikresnis, pastabesnis, tuo didesnė tikimybė, kad konflikto metu tu išsisuksi nuo lekiančio akmens arba išsisuksi nuo priešo smūgio. Dėti tos... Taip, ugdomos visos tos savybės. Aišku, žaidimai linksmi, greiti, smagus, reikalaujantis irgi susikaupimų ir šaltų nervų, rankos tikslumo. Bet konflikto metu yra labai didelis skirtumas. Gali praversti tokie įgūdžiai. Be abejo, per visus žaidimus išlavintos tos savybės, šaltakraujiškumas, ypatingai kai reikia lemiantis metimas yra, arba tu pralaimi, arba laimi. Tai būtent toks šaltakraujiškumas jis tiesiog gyvenime duoda savo. Nuo akmens amžiaus iki viduramžių. Platus žaidimų spektras ir pasirinkimas. Aplinka ir žaidimų priemonės skiriasi, tačiau paskirtis keliaujant per epochas ta pati – fizinės ištvermės, mąstymo, pastabumo lavinimas. Praeities žaidimuose galima aptikti sporto varžybų užuomazgų, o kur varžybos, ten ir azartas.
1992 metais Kernavėje, Aukuro piliakalnyje aptiktas lošimo kauliukas dabar muziejaus ekspozicijoje. Tai ankstyviausias Lietuvoje rastas lošimo kauliukas, datuojamas 13 amžiumi. Kauliuko paskirtis be abejo žaidimas, tačiau rašytiniai šaltiniai perteikia ir kitus iškritusių skaičių kombinacijų pritaikymo variantus. Prie tikslios archeologinio radinio kopijos padedu euro monetą. Dėl mastelio, kad įsivaizduotumėte kauliuko dydį. Mažas daiktas lemdavo didelius sprendimus. Metant kauliukus skirtos baudos, spręsti ginčai arba dalyjamas turtas. Iš galimų to meto žaidimų pasirinkau vieną atkurtą ir žaidžiamą rekonstruktorių draugijoje. Sėkmės namas. Originali žaidimo lenta aptikta Bavarijoje, tačiau panašią lentą be vargo galėjo pasigaminti ir Kernavės miestiečiai. Yra manimų, kad buvo žaidžiama iš pinigų. Tas žaidimas buvo antiek populiarus ir paplitęs tarp smuklės, tarp lošėjų, azartinių žaidimų, mėgėjų, keitė įvairiausius pavidalus, formas, skirtingose kraštuose Europoje vadinamos įvairiausiais vardais. O čia tas paveikslėlis, kuris čia pavaizduotas, šiek tiek primena bavarišką architektūrą. Jis yra tarsi toks namas ir jame netgi atsiranda ne tik tai numeriukai, bet ir tam tikri simboliai. Tai jeigu jisai išmeta 2, tai jis tiesiog tampa laimingas, nes jisai gali susirinkti pinigus nuo šitos lentos visus išskyrus 7 ir 12. O viršuje yra karūna, tai vat būti karalium, tai būtent tada, kai tu išmeti 2 šešetus, tu gali susirinkti visą lentą ir viskas priklauso tau, nes tu esi karalius. Galima ridenti, parodyti 4. Čia nėra skaičiaus 4, nes senoviai tikėjo, kad ne visi skaičiai yra laimingi. Ir tu savo kaip šį kartą? 5, 7, opa! Yra 7, tai dar vienas keliauja į mūsų kunigaikščiai. Duoklė, tada yra 8, čia 8. Ai, tai 8, tai aš pasiimu. 10. Iki šiol jis tai yra labai populiarus Europos kraštuose žaidžiamas žaidimas tarp rekonstruktorių. Nieko nereikia galvoti, nieko nereikia mąstyti. Vienintelis dalykas, ką tu turi, tai tu turi išmesti teisingus kauliukus. Po pažinties su žaidimais metas atsipūsti rekonstruktorių itin pamėgtoje viduramžių Kernavės atkurtoje gyvenvietėje. O ši gyvenvietė ypatinga vienu puikiai funkcionuojančiu pramogų kompleksu. Pasaulio sukūrimo garsas jau yra. Ten giliai kažkur. Užkurti pirtį, tai kaip pasaulį perkurti, iš naujo sukurti. Tu pakartoji tokį veiksmą, ritualą pasaulio sukūrimo. Ir kai tu savo rankom tą viską padarai, tau tarsi smegenis persikrauni, kad vėl atsiranda optimizmo, kad viskas tvarkoja, tu gali toliau gyventi. Pirtis yra laiko mašina iš tikrųjų, kuri mus nukelia į tuos laikus, kada žmogus savo rankom turėjo apdirbti pagrindinius tuos elementus. Ar akmenį šildyti, ar perskelti, malką, medį, ugnį, vandenį, viską. Ir naudodamas įvairias jų kombinacijas ir jų tarpusavio santykius išgauti savo naudingą efektą. Jo, toksai klausimas, kas tą pirtį išrado? Yra toks noras savintis, kad ten mes išradom, rusai išrado, suomiai išrado ar dar kažkas. Na, kai sako, kad suomiai sugalvojo pirtį, tai aš visą laiką klausiu, tai kada Suomijoje gyventojai atsirado pirmieji ir pas mus ledynai tirpo, Suomijos dar buvo neištirpę. Tai tada gal mes galim sakyti. Tikriausiai tai atsirado nepriklausomai labai daug kur. Visose šalyse, kur buvo aktualu sušilti. Ugnies išradimas turbūt buvo svarbiausias žmogaus išradimas, kuris jį atskyrė nuo vadinamos laukinės gamtos. Ir šalia ugnies tu jautiesi kitaip. Ir kada tu pradedi kūrenti pirtį, tu praeini visą ugnies gimimo ir
sakykime, gal ne mirties, bet užgesimo ciklą. Tu labai gerai supranti, kaip ta ugnies stichija dirba, ko jai reikia, kad ji užgimtų, ko reikia, kad ji tęstusi ir kaip ją saugiai užmigdyti, kad ji neuždegtų tavo pirties. 1390 metais prie Kernavės artėjant kryžiuočiams miestiečiai padegė savo namus ir pasitraukė. Du skirtingi, tačiau susiję Kernavės archeologinės vietovės vaizdai. Pirmasis – Pajautos slėnis. Antrasis – muziejus po atviru dangumi aukštutinėje Neries upės terasoje. Su rekonstruotomis juvelyro, kauladirbio ir kalvio sodybomis. Jei visą šį kompleksą perkeltume į slėnį, matytume rekonstruoto viduramžių miesto fragmentą. Nuotraukoje visi pastatai stovi būtent tose vietose, kur per archeologinius tyrimus aptiktos medinės konstrukcijos. Miesto dalies rekonstrukcijai rasta kita vieta, išlaikant mastelį ir tyrinėto viduramžių miesto fragmento planą. Apie kiekvieną čia gyvenusią amatininką būtų galima paruošti po atskirą laidą. Tačiau šį kartą dėmesį skirsiu vienam pastatui, stovinčiam kiek nuošaliau nuo kitų. Tai pirtis. Rekonstruota ir, kaip netrukus įsitikinsite, puikiai veikianti. Originalo reiktų ieškoti slėnyje. Pirtis tebėra maždaug šioje vietoje, apie 1,5 metro gylyje nuo žemės paviršiaus. Ta pirtis tikrai kažkoks simbolinis objektas, nes tai yra pirmas pastatas, kurio liekanas mes pamatėm 1986 metų gegužės mėnesį, kai apžiūrinėjom su kolegomis Sigito Savicko, architektų ir archeologų Liudviku Dziku, kai trise apžiūrinėdavom pirmas tranšėjas melioratorių iškastas Pajautos slėnyje, pamatėme pjūvyje, kad kažkokio pastato rastai perpjauti. Ir tik tai tų pačių metų rudenį mes atkasėm pilnai pastatą ir iš karto atkreipėm dėmesį į jo specifiką to pastato, kad tai nėra gyvenamas namas, nes gyvenamieji būstai paprastai turėdavo kampe iš molio krosnį, tokia, kur kaip ir tonkepė galėjo būti naudota ir šiaip maisto ruošimui pačiai galėjo būti naudota, turėjo kitokią aplinką ir turėjo daug buitinių radinių. Tuo tarpu čia tokių buitinių radinių nebuvo. Tai buvo vienos patalpos iš rąstų surestas pastatas su 78 cm pločio durimis ant medinio bėgūno, kurios atsidarinėdavo į išorę, o ne į vidų, kaip gyvenamojo pastato. Ir kampe iš karto po kairę mes pamatėme iš akmenų sukrautą krosnį. Labai gražiai sukrautą ir jau vien tos krosnės konstrukcija ir dar tai, kad nuo sienų buvo lentos įstatytos ir buvo smėlio pripilta, tai reiškia kažkokia tai priešgaisrinė tokia izoliacija, ko nebūta. Tokių konstrukcijų nebuvo prie molinių krosnių, kupolinių molinių krosnių būdingų gyvenamam pastatui. Jau vien ta mintis, kad čia toks pastatas be radinių ir su tokia krosnimi mes iš karto pirma mintis buvo, kad čia yra pirtis. Kubilo kažkokie likučiai, kažkam kaušo. Medžiaga neabejotinai pirties, ne kažkokio tai pastato. Atkurto viduramžių miesto pirtis, kaip ir kiti pastatai, papildyti interjero detalėmis ir pagal archeologinius radinius pagamintų įvairių viduramžiais naudotų buities rakandų replikomis. Prieš keletą metų Profesionalių pirtininkų asociacija Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijai pasiūlė atlikti įdomų eksperimentą – pabandyti pirtį panaudoti pagal paskirtį. Pagal archeologinius tyrimus rekonstruotos pirties rekonstrukcija. Tokia buvo eksperimento pradžia. Radome dūminę pirtį su dideliais plyšiais. Visų pirma, mes užkaišėme natūraliom priemonėm, tai čia yra šukuota arba nešukuotas lino pluoštas, pakulos. Ir pakulom viskas buvo užkaišyta, viršutiniai 2 sienos trečdaliai, ten kaip tik kur yra garas. Ir pirtis iš tikrųjų primena apvožtą kibirą.
viršui ji visur turi būti sandari, tai mes pasiekėm to sandarumo. Tai sienos yra paprasta, o va su lubom teko pavargti. Lubas teko gražiai paskirstyti lentas, kurios jau buvo, ir ant jų užpilti smėlio bei pjuvenų mišinį. Svarbiausias pirties įrenginys - iš akmenų sukrauta krosnis specialistų vertinimu taip pat buvo labiau butaforinė nei tinkama eksperimentui. Krosnį teko išrinkti ir akmenį sudėlioti iš naujo. Turim pirmą stadiją, ta ugnies stichija, jinai užgimė ir jai reikia valgyti smulkių, sausų malkelių. Tokias mes ir dedam. Tai smulkios sausas malkelės iškart duoda linksmą liepsną, liepsna eina pro akmenis ir yra pirmas etapas dūminės pirties kūrenimo, kada dūmų prieina pilna patalpa. Prisidūmija. Po to bus lengviau truputį. Po to, kai sušils oras, tai tada dūmai išsisluoksniuos. Antra bus stadija. O pirmoji stadija, tai svarbu atidaryti visas langas, kiek tu turi ir duris atidaryti, nes vis tiek pirtis nešyla nuo to šalto dūmo. Tiesiog, kad tau būtų pačiam lengviau dirbti. Tai pirma stadija yra dūmas pasklinda po visą patalpą, antra stadija, kada išsisluoksniuoja, kada sušyla sienos, o trečia, kada jau būna krosnis gerokai kaitus ir kai žarijų sluoksnis susidaro, tada pradedam šildyti pačią pirtį, tada uždarom visas angas, uždarom duris ir prasideda brandinimas vadinamas pirties. Neišbrandinta pirtis, jinai neturės šiltų sienų, šiltų plautų ir ypač šiltų grindų. Gerai sukrovus krosnį, jeigu jinai nėra per daug didelė ir naudojant sausas malkas, tai kaip nebūtų keista, net ir va šitą rekonstrukcinę pirtį kūrenant, mes patys nustebom, kad 3 valandų mums užtenka. Iki to svarbaus momento, kai iš naujo sumontuotoje akmenų krosnyje suliepsnojo ugnis, teko atlikti daug kitų darbų. Pasitelkus patirtį ir žinias, teko gaminti krosnės ugniakuro dangčius. Tokius, kurie atitiktų rekonstruojamos pirties laikotarpį ir aplinką. Ugniakuro priežiūra tai taip pat nėra tik malkų mėtymas į liepsną. Senasias tradicijas atgaivinę pirtininkai žino, kad patikėti procesą neišmanančiam būtų turtui ir sveikatai pavojingas sprendimas. Šiaip laikoma, kad dūminę pirtį žmogus išmoksta kūrenti, iškūrenęs ją maždaug 100 kartų. Nes būna iš tikrųjų labai įvairių situacijų, kurių numatyti negali. Dūminės pirties krosnis, dar seniau vadinta krūsnimi, iškūrenama, tada žarijos prigesta, tiek, kad jau liepsnos nebėra, jas galima išgriebti su kokiu tai skujinė, su pušinė šluota ir taip pat padedant savo medinių kastuvų. Išmetamos lauk žarijos, tada akmenys pašlakstomi vandeniu, kad nugaruotų, nulakstytų pelenai, pirtis išvedinama ir galima maudytis. Nesimaudė kartu su rusenančiomis žarijomis. O tai reiškia, kad nebuvo smalkių, buvo pirtis higieniška ir švari. Na, švari santykinai, jeigu neskaičiuosim, kad yra sienos suodinas. Aplamai suodis viduramžiais, tai buvo gyvenimo palydovas, jo nelaikė purvo anaiptol. Tai mums dabar, jeigu, sakykime, ten kažkokia balti marškinėliai išsisuodina, tai yra purvas. Iš tikrųjų, suodis jisai yra visiškai iškaitęs ir absoliučiai baktericidinis dalykas. Jis yra absoliučiai švarus daiktas. Tiesą sakant, ir prie sienų nėra ko liestis. Jeigu prie sienų nesilieti, tai tada ir lieki švarus. Dūmų nebūna, būna kvapnus, skanus garas, kuris kvepia tiek pat, kiek rūkyta dešra. Tai jeigu rūkytos dešros nieks nesibaido ir laiko delikatesu, lygiai taip pat ir tie, kurie rekonstruoja senąjį maudymąsi, laiko delikatesu, jeigu pirty liko malkų kvapo. Ir pagal žinovai, pagal tą dūmo kvapą gali pasakyti, kokiom malkom kūrenta. Nustatyta, kad viduramžių miesto pirtyje deginta spygliuočių mediena. Vandenį semdavo iš negilaus šulinio, kurį užpildydavo šaltinio gyslą. Greta pirties įrengtas higienai svarbus įrenginys. Tokia ruda duobė, be jokių archeologinių radinių, kurį preparuodami mūsų studentai paklausė, tai kodėl čia mes nerandame jokių radinių. Na, aš sakiau, tai kodėl, kad jie nekakodavo spinom, pentinais, ten įvairiausiais kitais dirbiniais. Todėl šitą duobę neturi, kadangi tai yra aiškiai tualetas buvęs už pirties. Tam kieme sodybos, ten kažkoks ten medis augo, nes matėsi toks kelmas, na, labai charakteringa vieta, kur galima ir prisėsti prie tos pirties, atsikvėpti, pasivanoti, vėl pasimaudyti. Miesto pirtis prižiūrėta ir tvarkyta. Tiesa, požiūris į tvarką buvo kiek kitoks nei dabar.
Nors ir rekonstruotoje pirtyje po eksploatacijos formuojasi kultūrinio sluoksnio užuomazgos iš perdegusių akmenų ir panaudotų vantų. Aiškiai matėsi, kad ta krosnis buvo valoma, kad iš jos buvo išimami degėsiai ir pilami tiesiog į kiemą, nes buvo ištisas juodas sluoksnis degėsių ir mėtėsi tokius jau aplaužytas sunaudotos vantos. Gražiausiai ir jų nemažai buvo. Kadangi mes bandom rekonstruoti tą senovinį maudymosi būdą, tai aišku, stengiamės kiek įmanoma atkurti tas vantas, kurios buvo čia rastus Kernavėje. Aišku, jos ten sutrešusios, supuvusios ir apskritai nuostabu, kaip jos sugebėjo išsilaikytos 600 metų. Tai aišku, vantos pirmiausia yra beržinės. Ar buvo kažkas kita naudota, nežinia, bet iš tikrųjų beržas tai yra pirties augalas numeris 1, nes jis ir tinka ir pasišildyti, atpalaiduoja, ir prausimuisi labai geras. Nu ir matyti, kad beržą iš tikrųjų naudojo. Na ir mums buvo labai įdomu pabandyti, tiesiog susiraišiot tą vantą, kaip jinai buvo surišta tais senais laikais. Ir iš tikrųjų, na, kadangi pati pirtininkė, tai man visą laiką buvo neaišku, kokia prasmė to kryžmo rišimo. Nes jos buvo surištos kryžmai ir dabar dar kaimuose riša kryžmai. Va, bet kai tu turi kažkokius tai špagatus šiuolaikinius, kažkokias tai virveles, tai yra labai paprasta surišti ne kryžmai. O jeigu mes turim kažką, kas papuolė po ranką, aš manau, kad ten taip ir būdavo, niekas ten neturėjo kažkokių specialių įtaisų. Yra ten tarp liepos karnom rišo ar dar kažko tai, bet matyt, kad jeigu piemenukai gano ir tuo pačiu riša vantas ir pašarą ožkom, tai jie skina tai, kas yra po ranka ir riša tuo, su kuo randa po ranka. Ar beržo šakelę, ar karklo vytelę, ar dar kažką tai, ar žievę kažkokią tai. Ir kai mes turim tokį prastą rišimo, sakykime, medžiagą, tada labai svarbu yra, kad jie laikytųsi. Tai va ir tada jau pasidaro visiškai aišku, kodėl tas kryžmas rišimas. Simi karklo šakelio šią atveju, arba beržo lankščią vytelę, ar dar kažką tai, ir spraudi tarp tų dviejų sukryžiuotų pagaliukų, tada jinai pati save laiko, ir tada apsuki tą vytelę, apsuki, ir tada tos pačios vytelės kitų galų suriši viršuje. Na ir tada labai laikosi puikiai ir kas labai įdomu, jinai ir išdžiūvus labai laikosi puikiai. Čia yra rišta prieš savaitę ir kuo puikiausiai yra visiškai, jos nereikia užrišinėti, perišinėti ir taip toliau. Yra tokia. Ir aš taip įsivaizduoju, kad turbūt pakankamai svarbus dalykas yra ir tai, kad ją labai patogu džiovint. Tai paimi tarp tų dviejų perkiši, jokių virvelių nereikia ir čia jau šitas sudžiūvusi, tai bus truputėlį prasčiau ir galima jas kažkur tai sukabinti ir padžiauti. Nu, paskui ko reikia, jeigu nori ožką pašert, galima ožkai, jeigu nori į pirtį, galima į pirtį. Na, paskui galima gal tas panaudot kaip šluotas ar kokią nors tom pačiom ožkom išmest kaip pakratą. Nu, žodžiu, kur jau ten bebūja. Bet faktas, kad paaiškėjo, kad tai yra labai patogu iš tikrųjų ir labai greita. Kokios 3 minutės ir tą vantą netgi visiškai be įgūdžių, va tokiu būdu ją galima suraišiuoti. Na, bet kada jinai rišta šitaip, ją visiškai tada ir naudojam, kitaip negu mes įpratę, tarkim, dabar 21 amžiuje. Nes jinai yra toks, stambus dalykas, skirtas stambiai vyriškai letenai bent jau šitą, ir puikiai tinka save pavanot. Nugarą pasitrint ir ji puikiai laikosi va šitaip, saujoje. Bet jeigu mes bandysim, kaip mes įpratę, sakykime, dabar vanot, ten daryti kažkokius tokius subtilius judesius, jinai ir čia kliūva, ir ten nepatogi ir visa kita, tai akivaizdu, kad ji buvo naudojama šiek tiek kitaip, negu mes įpratę dabar. Šiaip paėmus ten nors kalvį į leteną ir pamosavus iš viršaus, nuleis garą, patrint nugaras, ten, žodžiu, pasikaitinti, pasišiūruoti, viskas labai tvarkoja. Tai va, tai mes bandysim panaudoti ją galbūt taip, kaip mes įsivaizduojame. Aišku, tie mūsų protėviai užrašų nepaliko, kaip jas naudojo, bet tiesiog pats tas įrankis, jis diktuoja tam tikrą būdą, kaip jis gali būti naudojamas. Ir dydis, ir forma, ir visa kita sako, kad tai buvo toks ūkiškas, sakykime, taip, naudojimas. Gyvenimas buvo paprastas ir niekas ten laiko neturėjo didelio. Jo labiau, kad tai yra vienkartinis dalykas, panaudojai, pasišiūravai ir išmetė. Ir ten didelio meno daryti iš jų tikrai nebuvo kuo. Taip jau nutinka, kad vienas eksperimentas dažnai paskatina imtis kitų, tiesiogiai susijusių eksperimentų. Archeologinės medžiagos tyrinėjant pirtį užteko tiek prieš 600 metų miesto pirtyje vykusiems procesams atkurti, tiek toje pirtyje naudotoms prausimosi priemonėms pasigaminti ir išbandyti. Pelenų šarmas yra dalykas, kuris turbūt pirmas daiktas, kas ateina į galvą. Ir kaip jų paruošti. Tiesiog elementariai imam medžio pelenus, paprasti pelenai iš tos pačios pirties galbūt išsemti ar iš krosnies, ar iš kažkur kitur ir užpilam juos karštų vandenį verdančių.
Ir kažkiek palaikom, kol tas skystis nuskaidrėja. Mes turim tokį muilinantį dalyką, paskui čia jis toks gana stiprus gausis. Toliau, ką mes galim dar panaudoti, kokius augalus. Pirmas dalykas, aišku, kas šauna į galvą, tai yra beržo lapai. Jeigu rišom vantas, beržo lapų tikriausiai liko. Ir čia irgi toksai, truputėlį etinis momentas, nes mes neišmetam to žaliavos, kurios mes prisirinkom. Yra kažkokių netikusių šakelių, yra kažkokių tai atliekų, o beržo lapai puikiai prausia. Aišku, galim naudoti vantą, bet jeigu mums reikia skysčio, tokio kaip plaukam plaut, tokio kaip šampūno natūralaus, tai beržas kuo puikiausiai tinka. Ir vėlgi, ką matom aplinkui, ką randam pasidairę, sakykime, apinių kažkokio tai aplinkui mėtosi, vyniojasi gal aplink pirtį. Irgi galima įmesti vieną kitą spurgą. Pilam vandenį ant jų. Ir va turėsim tokį gerą dalyką. Ir aš manau, kad tų grožio priemonių turbūt žmonės prisigalvodavo, aišku, čia mes negalim pasakyti, bet, matyt, kiekviena pirtis turėjo kiekviena kompanija savo kažkokius metodus. O apie šarmą, tai čia tokių linksmų dalykų. Aš dar bendravau su žmonėm, kurie naudojo tą šarmą prausimuisi, močiutės, dėdukai. Ir aš klausiau, sakau, tai kaip jų ten, ne per stipru, ne per daug, viskas gerai, viskas labai gerai. Prausdavosi, žodžiu, galvą plaudavo, skalbdavo ir taip toliau. Ir mes pabandėm tą šarmą panaudoti, tiesiog pirty, kompanijai, ir aš turėjau įtarimą, kad bus blogai. Tai buvo blogai. Tai tas 21 amžiaus žmonių skirtumas nuo senųjų kaimo žmonių, kai žmogus prausėsi kartą per savaitę ir kai žmogus prausėsi kasdieną. Tai įsivaizduokim kokį nors 14 amžiaus kalvį, kuris atėjo ten visas paišinas ir savo natūralių riebalų turintis ant odos, ir moteriškė 21 amžiaus, kuri tikrai kitokia ateina tenai. Tai va, tai pasiprausus su tuo šarmu, ką mes į ten stiproką padarėm, aš nežinau. Aš jau ten supratau, jausmas geras, bet kažkaip nelabai paskui lieka. Turbūt kokias 3 dienas prisiminiau, kad padariau kažką tai tokio ne visai gero. Aišku, reikėjo po to nusiprausti kokio nors parūgštintų vandenį, gal tai kokio alaus prarūgusio piltą acto ar kokiais vaisiais išsitrint ar kažko tai. Gal taip ir darydavo. Įdomus nuotykis, nes kadangi bandėm skalbti su jais. Ir skalbdžiau čia pat vietoje, ir paskui ta mergina, kuri darė tą rekonstrukciją, grįžo namo ir sako, man jau skalbimo milteliai nebepriimtini po šito. Skalbio pasirodo tas daiktas geriau negu šiuolaikiniai skalbimo milteliai. Tiksliau kaip, yra specifinis toksai kaip silpnas kvapelis, bet nėra, kad jis ten smirdėtų ar kvepėtų kaip nors. Ir mes čia taip buvo gražiai išsuodinta. Dabar daugiau mažiau jau išsiskalbė. Aišku, dabar reikėtų išskalauti, nešti kur nors į kokią upę, pamakaluoti ir paskui patiesti ant pievutės. Ir saulė visai gražiai turbūt ją išbalintų, tą drobelę. Atskira tema – parazitai. Su jais kovota ir prieš istoriniais ir istoriniais laikais. Dūminių pirčių beveik nebeliko, o utėlės ir blusos niekur nedingo. Kovoje su šiais parazitais dūminė pirtis ypač veiksminga. Natūraliai higienos priemonė. Vienas iš tokių keistų šiuolaikiniam žmogui pirties naudojimo būdų būdavo rūbų kaitinimas, kad utėlės išsproginėtų. Toks fiziologinis labai. Tai nustatėm, kad geriausiai rūbus kabinti ant karties, kurią ir šiuolaikinėse dūminėse pirtyse kaimuose dar rasime virš krosnės. Tai pakabinam, kada žarijos dar būna krosnį ir baigėsi kūrent pirtis, nes tai yra pats karštumas. Mes patys netikrinam su utėlėm, bet iš literatūros žinom, kad per Suomijos karą, kada Tarybų sąjunga užpuolė Suomiją, buvo žiemos karas vadinamas, tai Suomiai eidavo į pirtis ir kūrendavo kareiviai pirtis. Ir jie nustatė, kad reikia 90 laipsnių ir 15 minučių. Kabindavo taip ir palaikydavo. Tai ne maudymosi metu, bet tuo metu, kada pirtis yra beveik iškūrenta ir tie rūbai pakabės, gerai iškais. Atėję žmonės maudytis, galės jas nukabinti, saugiai padėti ir pradėti maudytis patys.
juokaudavom, kad kasdami, kad Traidienis nebuvo didelio ūgio, nelabai stambus vyras, kadangi pralysdavo laisvai pro tas 78 cm pločio durys. Va, ir ten vanojasi toj garsiai pirty ir paskui iš jos jau eidavo atgal į savo rezidenciją Aukuro kalno piliakalnį. Rytų ir vidurio Europoje maudėsi pirtyse. Mes turim labai gilias etnografinės tradicijas pirties, labai gilias tradicijas mitologinės su pirtim susijusias, ir metraščių tradicijas. Metraščiai net mini, kad gal čia ne Traidenį konkrečiai liečia, bet ten ir su Traidenio žūties istorija, kad jis ėjo iš pirties toks atsipalaidavęs, laimingas, nusiprausęs ir čia priešininkai Elgetom apsimetė, tenai puolė ir pagaliais jį užmušė. Yra toks dalykas. Ir labai simboliška, kad pirma ir kol kas vienintelė neabejotinai archeologų surasta pirtis yra Kernavėje. Ir tikimės, kad jeigu vėl bus kažkur Lietuvoje platesni archeologiniai tyrimai, gal ir daugiau pirčių surasime, nes jau faktas, jeigu yra vienas toks objektas, turi būti ir daugiau. Iš tokių patyriminių eksperimentų dažnai gimsta ir ateities tyrimai. Štai rekonstruktorių gyvenime atsiradus pirčiai kilo ir daugiau klausimų apie protėvių higienos subtilybės. Apie tai kviečiu išgirsti iš savo gero bičiulio Martyno. Dabar jau barberinį daryti. Kol kas internetinėje medžiagoje aš neradau to, ko aš noriu ir va, taip lengvai, nes norėtus, kaip visą laiką dabar, žinai. Bet dėja kažkaip šitą temą ir jokių mokslinių įdomių darbų neradau taip greitai, tai bus įdomi tema. Tai kartu ir turbūt eina tas barzdaskutys ir su medicina, šiek tiek, nes tu turi išmanyti kažkokius elementarius dalykus, kaip ten, žinai, tiesiog nuo visokių infekcijų po to tą veidą padengti, kažkaip atmirkyti. Galbūt tas barzdaskutys galėjo ir nuleisti kraują dėl visako, jeigu reikia. Galbūt dar kažkokį tai ten dalyką atlikti. Tai tų skustuvų tam laikotarpį, jeigu mes imam 13-14 amžių, mes jų turim beprotišką kiekį. Tai reiškia, pas mus skusdavosi ir smarkiai. Pilna. Obelių koks nors kapinynas, tai kiek peilių, tiek skustuvų. Įvairiausių formų, įvairiausių dydžių, net ir storių įvairiausių pilna liekant. Tai vadinasi, skutosi yra tokia, mes dar tą teoriją reikia kažkaip pagrysti ir čia reiktų, kad tie, kas grindžia, tai padarytų, bet aš turiu tokį įtarimą, kad tai tikrai galėjo keliauti su profesionalia kariauna. Pagal kiekį, tai panašu, kad kiekvienas tada turėjo turėti savo. Ir viens kitą turėjo... Tai tu savo turi skustuvą? Tai mano diržakrepšis. Tai jau turiu. Tai va, jau linkstėjai į tą pusę. Pirmą bandymą jau net ir atlikom. O, tai jau dabar darysim darbus. Nu ką? Kaip to patogiau? Net nežinau. Baisu. Bus kraujo. Kaip pacientas jaučiasi? Ten jau vienas iš tų pagrindinių. Kraujas subėgo visas ten. Nejaučiu širdies. Turėtų mano baimę jausti. Aha, atsakė kairę koją. Vat kaip ir matom, diržakrepšis ir kažkoks toks daiktas. Tai pirmas bandymas. Darius Dambrava padarė, gavom visai neblogą dalyką. Štai tokį peiliuką ir labai unikalus tas dalykas, būtent ta šita nugarėlė ir ta briaunelė. Ir jinai labai dažnai yra pas skustuvus. Dabar, kai po to nuėjomės į muziejų, pračiupinėjom tikrai, didelės dešimtis tų visokių peiliukų, tai jau būna ir su didžiuliais pilvais, perpus mažesnių, dvigubai ilgesnių. Ir aišku, archeologai mėgsta sakyti, kad ne, čia peiliai, bet, dėja šita dalis. Ir dar įdomus dalykas, kad panašu, kad jį tik tai man labai baisu, nes jis tikrai aštrus. Tai šitokį srudientis, irgi pagalandinimas ant odos. Tai jį panašu, kad laikymas yra toks. Ir tada savo tikrai patogiai. Tai aš jau bandžiau, aišku, rankos drebėjo, nes tikrai atviras dalykas ir supranti. Dabar pirmą kartą supratau, kaip galima netyčia ausį žmogui nuriešti. Dėl to, kad tu skuti čia
ir pamiršti, kad galiukas prie patausies ir taip hop, netyčia ir tik tai dziupt ir nuliektų auselį. Kaip jis turėtų Va laikytis? taip, aš jį laikyčiau štai taip. Aha. Čia reikia precizikos, tokios jo ir taip švelniai, lengvai, tai vėlgi... Chirurginės rankos. Reikia žaisti, ieškoti tada tie muiliukai. O gal buvo tai labai paprastai tau. Pliaukšniai sukyla ir apskuto greitai. Taukai. Žinau tikrai, kad... Realiai pavyktų šiaip. Šiaip tai taip, bet taukai. Aha. Taukai ir muilas. Aš sakyčiau, kad du tokie dalykai. Geriau, nu padaryti autentiškai, žinai. Oi, labai gerai. Čia naujas. Jau su metalinė rankena, kitas modelis. Pagal obelius šitas. Nu, klausyk, va, ir būsiu su tokiu čiubeliu dabar. Nenupjauk man to raudono siūlo. Nenupjausiu. Jis manau, jis reikalingas. Nu va, skuta. Aš nematau, bet aš tavim tikiu. Jėga! Tęsim toliau, tikiuosi, meistras irgi apsiims toliau daryti ir jų norėtume padaryti, kažkokią tai kolekciją, tarkim, 4-5 juos turėti, nes net darbo metu, aš šiek tiek apskutinėjau žmogų, tai pakako šito aštrumo, bet po to norėtųsi turbūt arba eigoje galąsti iš karto, arba turėti dar vieną atskirą. Galbūt jie skirtingų dydžių, todėl kad tu prieimą turi. Dalim galbūt, ne? Ta prasme, masė, tada ten tos, kaip sakei, už ausies. Ten pas vyrų skirtingos storio barzdos. Tas plaukas yra skirtingas. Ten irgi atsiranda tokių ganėtinai sudėtingų niuansų. O kitas dalykas, gal ne tik barzdomo, dar ir, galvos plaukams skusti. Be abejo. Aš manau, kad viskam čia tiko. Visada pačiupinėjus tokį daiktą reikia šiek tiek prabrauk, nes čia tikrai rūdijantis dalykas. Ir yra keli radiniai, tai yra su metaline rankenėlė ar kriaunelėm tokiom ir žodžiu, o visa kita yra organika. Tai medį kažkaip eliminavom dėl to, kad medis tiesiog kažkaip ir į save bakterijų daug imtų, man atrodo, jis žymiai storesnis turi būti, o ragas šituo atveju yra... Puikiai tam tinka. Jo, ir vėlgi, ta pati estetinė funkcija ir faktas, kad jam reikia šito draugo, dėkliuko. Saugiai. Apsisukai į tašiuką, va tau ir tašiukas pildas. Mikrogalastuvėlis, taip, kurių irgi randama tokiuose dalykuose, į savo paties diržą, nes realiai jis visada yra super aštrus, į savo paties diržą tu jį pribaigiai. Važiuojam. Ir važiuojam. Tai dabar bus klausimas veidrodėliai. Nes jų tikrai jau yra... Vėlyvesnių šiek tiek tikrai turim. Poliruotų tokių, tai veidrodėlis yra, tai puikus dalykas. O nusiprausę ir apsiskutę galime drąsiai sėsti už kunigaikščio puotos stalo. Tokią puotą išvysti, o dar geriau dalyvauti, pavyksta ne kiekvienam. Čia rekonstruktoriai turi privilegiją. Patys puotą išsikėlę, patys jie ir mėgaujasi. O aš kviečiu jūs pamatyti visą pramogą iš arti. Ką čia matote padengta, tai iš tikrųjų stengiamės per įvairias esančias ikonografijas atkurti taip, kaip galėjo 14-15 amžiui puotauti žmonės. Ir išskirtinis dalykas, kas mums iš tikrųjų buvo labai sunku padaryti, atsisakyti papuošimų, nes nei puokščių, nei kažkokių gėlyčių, nei dar kažkokių tai dekoracijų ant patiekalų tiesiog nebuvo priimta dar dėti, neturėjo tokios mados. Iš įpročio kiekvieną kartą norėjosi ieškoti kokių nors dailesnių sprendimų, kaip pasipuošti puotai. Brangūs svečiai, kilmingi ir nekilmingi, mūsų didysis, Dievo palaimintasis kunigaikštis Aleksejus Varpoda III grįžo sveikas iš priešų nevalios. Ačiū Dievams už tai, kad jie leidžia mums jo didenybę vėl matyti ir būti kartu su juo. Išskirtinumas yra tas, kad jie
puotai būdavo ruošiamos va tokios lėkštutės, jos buvo gaminamos iš duonos ir perpjautos per pusę, jos puikiai tiko tiems patiekalams, kuriais vaišino ponai kunigaikščiai, nes dažniausiai valgydavo mėsas, kurios buvo riebios ir visi taukai susigerdavo. Ir yra sakoma, kad tas lėkštutės jie po to, kaip vienkartinės, arba atiduodavo šunims, arba atiduodavo vargšams pasimaitinti. Kiekvienoje ikonografijoje, kur yra puotaujama, kur yra turtingų žmonių, kad yra bandelės, kurios yra maždaug tokio dydžio ir jos buvo dedamos tiesiog ant stalo, patesto balta staltiese. Patiekalai, kurie čia vat yra, jie maždaug atitinka istorinį laikotarpį, paserviruoti ir pateikti, nesupjaustyti, nesusmulkinti, todėl kad taip pat kaip ir ikonografijose yra pateikta, kad jie būdavo, kaip pasakyti, visumoje, neišdalinti, neišdarinėti. Kai mes gaminom putpeles ir norėjom prie jų padaryti tokį garnyrą, nes daržovių nebuvo priimta ir ypač turtingose sluoksniuose nebuvo priimta valgyti, tai mes čia laukinės obels, oboliukus iškepėm krosnėje ir juos apliejome medaus ir aliejaus sirupu, tačiau pagal visas taisyklės irgi priėmėm sprendimą, kad jie turėtų būti pateikti atskirame inde, o ne kartu su putpelėmis, nors iš tikrųjų skoniai buvo būtent derinami prie šito. Centre matot tokią puodynę, kuri uždengta tarsi tauku, ne tarsi tai yra taukas. Tuoj prie žmonės jums išims tą tauką ir ten viduje yra užraukti, užmarinuoti grybai. Noriu jums pademonstruoti, kas ten viduje yra. Čia buvo marinuoti, rauginti baravykai. Jie buvo vakumuoti su taukų sluoksniu. Baravykai marinuoti su česnakai šiek tiek, su klevo ir ąžuolų lapais. Ir gaminami specialiai šitai šventei, nes pas mus dabar yra ruduo ir mūsų meniu atsispindi būtent šitas visas pasirinktas asortimentas, kuo gali rudenį pasigirti žmonės. Čia šiuo metu yra paruošti taip vadinami mirkalai arba padažai skirti prie karštų patiekalų, nes planuojame vakare patiekti. Šitas yra pagamintas iš grietinės ir krienų su česnaku ir jisai yra priderintas prie mūsų pirmojo karšto patiekalo, tai yra krosnyje keptos avių kojų ir stirnų kojų. Kitas mirkalas, kuris yra paruoštas, jisai yra miške surinktų bruknių medaus ir šiek tiek česnako ir jisai yra skirtas paukštienai. Antieną kepėme žemėje ir joje būdavo jau toks ypatingai parodomasis dalykas, kai į antį įdėjom putpelę, o putpelės viduje slyvą, kad jau tai būdavo toks dalykas, kuriuo kunigaikštis norėtų nustebinti savo svečius. Manome, kad tas skonis ir mėsos skonis ir padažų skonis, jisai būdavo labiau saldus, dažniau naudodavo medų, nes tai būdavo tai, ką jie galėdavo susirinkti ir gauti savo krašte, nes druska būdavo atvežtinė prekė ir labai labai brangi. Ir trečias mirkalas, tai va čia yra iš obuolių, sulčių ir acto. Tai iš tikrųjų jisai skirtas duoneliai ir visiems kitiem pagardam, kam reikia tokio matsnumo, tokio užaštrinimo. Ir obuoliai, pavyzdžiui, kaip senoviai, galbūt mums yra, šiuo metu atrodo jie mažiukai, bet tarkim senoviai tai buvo įprasta, dideli, skanūs ir sultingi obuoliai. Tai mes priėjom prie pačios garbingiausios vietos, kur yra centrinė. Ir čia turėtų atsisėsti kunigaikštis su savo ponia ir jiems yra padėta pati brangiausia prekė, kokia buvo apskritai ant stalo galėjo būti, tai druskos indas, nes įprastai gaminant druskos arba nedėdavo, arba dėdavo labai labai mažai ir buvo priimta tiesiog iš vieno bendro indo siųsti per rankas ir druskinti maistą jau tą, kurį jie valgo. Ir dėl to jisai būdavo perdodamas pagarbiai vienas ir kitam svečiui, nes galėdavo iš tikrųjų nemažus pinigus paaukoti, kad tokį druskos kalną kunigaikštis
pasiūlyti savo svečiams. Valgiais, o žinoma buvo ir gėrimai. Ir gėrimų būdavo tiek, kad tikrai būdavo visiems labai sotu. Tai mes šiai puotai esame pagaminę naminės giros. Tikėtina, kad jinai netokia saldi, kaip mes įpratę esam gerti, bet tiesiog žalio vandens ir žalių gėrimų, kurie nebūtų fermentuoti, tiesiog nebuvo priimta vartoti. Ir dažniausiai vartodavo arba mažai fermentuotus gėrimus, tokia kaip gira, arba daugiau kaip naminis alus. Ir žinoma, kad tiems palinkėjimams, tostams ir apeiginiams dalykams, kurie įprastai buvo siunčiami ratu ir kalbama palinkėjimai, buvo naudojamas ragas, va čia galit pamatyti mūsų kunigaikščio ragą, į jį buvo pripilamas sklidinas midaus ir juo būtent siunčiamas ratu pagarbiai, kad kiekvienas svečias galėtų išgerti iš to paties rago, pasijausti bendra bendruomenės dalimi, bendra šeimos dalimi ir išsakyti linkėjimą arba tostą kunigaikščiui. Dėkojame visiems ir prašome linksmintis. Štai toks žvilgsnis į mūsų rekonstruktorių puotas. Jeigu sulauksite kunigaikščio kvietimo prisėsti prie stalo ir neatsisakykite, tai unikali patirtis. Smagiai baigėme paskutinę 12 laidų ciklo laidą, tačiau kelionės laiku nesibaigia. Kaip ir kasmet, archeologai jau matuoja naujus tyrinėjimo plotus, o ten prieš šimtmečius ar net tūkstantmečius pamesti ar paslėpti radiniai bei kultūriniuose sluoksniuose protėvių paliktos ir perskaitytos žinutės siūlys naujus kelionį į praeitį maršrutus. Dėkoju visiems lydėjusiems ir keliavusiems kartu iki kitų atradimų.